sceną pakviesdamas Vidą Rimkų. Vidas groti pradėjo būdamas 5 metų. Namuose harmonika ir akordeonu grodavo tėtis, mama, labai mėgo dainuoti, senelis grojo bandonyje. Dažniausiai grojo Dusietiškio Mykolo Sipavičiaus darbo beita, keturbalsė harmonika padaryta Algimanto Mielausko užsakymu. Ši Sipavičiaus pagaminta harmonika yra vienintelė turinti 4 balsus paspaudus vieną klavišą. Peterburgo harmonika pradėjo groti apie 2006 metus. Dėka Andrijausko sukurto internetinio puslapio Sielos muzikantai. Nors Vytas mokėsi groti savarankiškai, bet Algimantą visuomet laikė savo mokytoju. Kadangi pagrindė mokėsi groti klausydamas būtent jo įrašą. Nuolat važiuodavo pas jį patarimų, kurių jis niekad negailėjo ir negaili iki šiol. Su Peterburgo harmonika dažniausiai grojo konkursuose, festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje, televizijos laidose. Lietuvos harmonikierių konkursuose yra tapęs prizininkų, laureatų. Taip pat groja ir duetuose harmonikierių duetai. Molėtuose organizuojamosiuose harmonikierių duetuose Algimantu Mieliausku tapo konkurso nugalėtojais. Na, taip pat Vidas Rimkus daugiau nei 8 metus remontuoja, restauruoja, derina Peterburgo harmonikas, taip pat ir kitus dumplinius instrumentus. Labą dieną. Iš tikrųjų, čia ne Sipavičiaus harmonika šį kartą turiu pasiėmęs. Ja radau čia Utenoje. Radau, aišku. Jai lygiai 90 metų, šiuo metu kažkur tai Utenos rajone su ja kažkas grojo. Ir man labai patiko balsas jos. Ir šiandieną nusprendžiau su ja pagroti, kad ir ruduo, bet Juliaus Noreika, toks buvo Švenčionių rajone muzikantas, prieš 40 gal metų įrašus daryti, buvo įrašai kažkur, tai jo vienas tai valsas vadinasi Pavasaris. Jisai rudenį tokį gražų, lietingą, ar ne, pagrosiu Pavasario valsą.